Projekto pagrindinis tikslas yra pirmiausia maksimaliai sumažinti šilumos kainą Vilniaus miesto vartotojams. Antras pagrindinis tikslas, be abejonės, tai yra kuo mažiau importuoti dujų, perinant prie kitų kuro šaltinių, šiuo atveju biokuro. Vilniaus mieste, rekonstruojant trečiąjį TECą, mes norėtume statyti naują biokuro katilą, kurio bendra galia yra 540 MW, iš jų 360 MW šiluma, o 180 MW elektros gamybos pajėgumai. Bendra projekto vertė yra 720 milijonų litų ir mes savo modelėje verslo plane skaičiuojame, kad mums reikalinga 60% Europos parama. Tai yra įgyvendintas analogiškas projektas, pereinant prie biokuro, ir tai yra iš tikrųjų labai gerai, kad mums nereikia kurti kažko tai naujo, galime iš tikrųjų pažiūrėti į pavyzdį. Ir labai svarbu, kad mes galime išnaudoti jau esamą trečiame TECe visą technologinę įrangą, leidžiančią gaminti elektrą, kuri bus labai konkurencinga. Iš tiesų net 70% mums reikalingos šilumos šio projekto dėka pasigaminsim iš atsinaujinančių energetikos šaltinių. Perkam energetinę žaliavą iš Lietuvos, o ne iš Rusijos. Tai susikuria papildomi dar satelitai, kurie įkuria ir darbo vietas. Jeigu programose visur figuravo, kad žmogus yra svarbiausias, tai taip ir bus. Žiūrėkite, toks taupimas 150 milijonų per metus, tai yra labai ženkliai pagerinantis gyvenimo kokybę. Vilniaus mieste šilumos kaina sumažėtų 22%. Tai yra, jeigu žiūrėt pagal šiandieninę situaciją, tai Vilniaus mieste šilumos tarifas būtų 18,4 cento ir tai būtų pati mažiausia kaina už šilumą visoje Lietuvoje.